Baigėsi Kauno piliavietės tvarkymo idėjų konkursas. Jame dalyvavo 6 komandos. Geriausių projektų pripažintas darbas galerija. Pagal vieno iš jo autorių, Kęstučio Mikšio projektą, buvo atkurtas Kauno pilies bokštas. Šį vakarą Kaune piliavietės tvarkymo konkurso dalyviai pristatė idėjas. Geriausių pripažintas bendras architektų Kęstučio Mikšio, Daliaus Dainio ir Vidmanto Markevičiaus darbas galerija. Jie siūlo išplėsti senamiesčio erdves, praplatinti gynybinius griovius. Tai susieta su tuo, kad norėjusi pamatyti santaką iš tos pačios altitudės, kaip galėjo tų laikų gynėjai miesto pamatyti upės santaką. Organizatorių teigimu komisija atsižvelgė į tai, kad Mikšys yra Kauno pilies rytinio bokšto atkūrimo autorius. Esą tai būtų tęsiami jo pradėti darbai. Antrąją vietą užėmusio darbo Kryžė 1 autorių architektas Linas Tuleikis sako, kad laimėjęs projektas nenustebino, tačiau jis neabejotinai profesionalus. O pasigirstančias kalbas apie Kauno pilies atstatymą vadina pavojingomis. Pasak Tuleikio, konkursas parodė, kad piliavietę galima sutvarkyti labai nekeičiant pilies architektūros. Tai yra istorijos šešėlis, kurio mes nežinom, kuri buvo nuplovusi upės vaga ir kuris mums liko tam tikrai paslapti. Kadangi buvo labai mažas laiko tarpas, tai idėjos galbūt irgi nėra tokios išgvildentos, tiek kiek turėtų galbūt būti, bet džiugu, kad atsirado 6 dalyviai ir tas visas konkursas įvyko. Ir tikėkime, kad jis neliks tik tai popieriuose. Konkurso organizatoriai primena, kad tai tik idėjų konkursas.